kuria sienele atvirs mestas lošimo kauliukas. Įspėti negalim, bet jeigu kauliukas simetriškas, tai visi atvejai yra vienodai galimi. Tokiu atveju, skaičiuodami tikimybės, galime naudoti klasikinį tikimybės apibrėžimą. Klasikinį tikimybės apibrėžimą pirmasis pradėjo taikyti italų matematikas Girolamo Cardano. Štai jis. Už tai tas paprastas apibrėžimas. Panagrinėkime tokį uždavinį. Plokštuma suliniuota lygiagrečiomis tiesėmis, horizontaliomis ir vertikaliomis. Ir įsivaizduokim, kad iš koordinačių pradžios pajuda vabalas ir jis turi galimybę žengti žingsnį į dešinę arba žengti žingsnį į viršų. Kiekvieną kartą prieš nuspręsdamas, kaip jam žengti žingsnį, jis meta simetrišką monetą ir priklausomai nuo to, kurią pusę atvirsta ta moneta, jis keliauja arba į dešinę arba į viršų, į dešinę ir taip toliau. Jis gali nepatekti šitaip keliaudamas į mums rūpimą tašką A, bet gali jame ir apsilankyti. Mus domina tikimybė, kad vabalas aplankys šitą tašką. Visų pirma, suskaičiuokime, kiekgi yra kelių, kurie veda iš koordinačių pradžios taško į tiesių susikirtimo taškus. Akivaizdu, kad į taškus, kurie yra X ašyje, veda tik po vieną kelią. Į taškus, kurie yra Y ašyje, irgi veda tik po vieną kelią. O kelius vedančius į kitus taškus nesunku suskaičiuoti. Pastebėkime, kad į, pavyzdžiui, šitą tašką vabalas gali patekti dviem būdais, arba iš apačios, arba iš kairės. Vadinasi, kelių skaičius, kurie veda į šitą tašką, yra lygus sumai kelių skaičiaus vedančio į kairį tašką ir kelių skaičiaus vedančio į apatinį tašką. Jeigu kelių skaičių vedančių į tašką su koordinatėmis XY pažymėsime KXY, tai šitą savybę, kad į tašką galima patekti dviem būdais, mes galėsim užrašyti kaip štai tokią lygybę. Galbūt jau pastebėjote, kad tie kelių skaičiai, kuriuos mes surašėme, yra nekas kita kaip binominiai koeficientai arba derinių skaičiai. Ir mes iš tikrųjų surašėme Paskalio skaičių trikampį. Dabar kelių skaičių savybę galime perrašyti kaip įprastinę binominių koeficientų savybę. Na, o dabar galime pabandyti paskaičiuoti, kokiagi tikimybė, kad vabalas apsilankys taške A. Kad jisai apsilankytų šitame taške, jis turi nukeliauti kelią, kurio ilgis X plus Y. Kiek yra iš viso tokio ilgio kelių? Tokių kelių yra 2 laipsnio X plus Y. O kiek yra palankių kelių, kitaip sakant, kelių vedančių į tašką A, tą kelių skaičių mes jau žinome. Vadinasi, tikimybė, kad vabalas apsilankys taške A, yra